Kas yra birželio 14? Eilinė karšta vasaros diena, draugo gimtadienis ar kai kam egzamino laikymo diena. Tačiau birželio 14 visų pirma istorinės atminties diena. Daugelis pamiršta, kad šiandien, birželio 14, minime daugiau kaip 200 000 Lietuvos gyventojų likimus pakeitusią dieną. Aš ir tu minime gedulo ir vilties dieną, nes turime puoselėti istorinę atmintį ir neleisti žiauriems įvykiams pasikartoti. 1940 m. birželio 14 dieną, vėlų vakarą, Lietuva iš Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministro Viačeslavo Molotovo susilaukė ultimatumą, kuriame Lietuvos Respublikos vyriausybė buvo apkaltinta Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutarties grubiais pažeidimais. Birželio 14 vidurnaktį Molotovas šaukėsi mane į Kremlių. Nuvykome su Notkevičiu. Turiu padaryti Lietuvos vyriausybės svarbų pareiškimą, tarė Molotovas. Ir paėmęs nuo stalo raštą, skaito į balsį. Tai buvo blogiausias rūšies ultimatumas, prilygstantis karo paskelbimui. Perskaitęs balsiai raštą, Molotovas padavė į man. Perskaičiau jį tylomis ir pats. Ką daryti? Ką sakyti? Prieš vėzdą argumentų gali būti tik vėzdas, bet tam reikia turėti vėzdą. Tyliu pritrenktas. Šis ultimatumas kelia man baimę dėl Lietuvos likimo. Pratariu galiausiai ir pats jaučiu, jog tai ne tie žodžiai, kurių reikėtų. Jaučiu, kad mano paties ausims tie žodžiai nuskamba kiek melodramatiškai. Žodžiai – tai daugiau žirniai siena. Molotovas piktai užriko. Gana, pardavinėjote Lietuvai į kairę ir į dešinę. Žinome, kaip jums rūpi Lietuvos likimas. Nutyliu tą įžūlybę. Tuo metu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys net nenutuokė, kaip ši sovietų prievarta ir vyriausybės bei kariuomenės sprendimas įsileisti sovietų kariuomenę paveiks daugelį Lietuvos šeimų likimų. Netrukus į visas 3 Baltijos šalis – Estiją, Latviją, Lietuvą – buvo įvesta sovietų kariuomenė ir šalis buvo okupuotos. Politiniai aktyvistai ir kiti žmonės buvo paskelbti liaudės priešais, buvo suimti ir įkalinti. Su jais 1941 m. birželio ir prasidėjo pirmieji trėmimai. Kviečiu jūs išgirsti vienos tremtinių šeimos istoriją. Vos prašvitus 1941 m. birželio 14 rytmečiui staiga pažadino laukujų durų skambutis. Pravėręs duris, pamačiau 3 vyrus ir iš kiemo ateinančius 2 rusų kareivius su šautuvais. Jūs kuprys Aleksandras? Visi 3 pro mane prasmuko į vidų. Vienas jų buvo rusas, operatyvinis įgaliotinis, kiti 2 lietuviai, NKGB atstovai. Tarpusavy jie kalbėjo rusiškai, man liepė sėstis ir niekur neiti. Iš miegamojo atsivarė jau spėjusią chalatu apsirengti žmoną, iš kambario žmonos brolių su draugu pas mus tuo metu apsistojusius. Pareigūnai sakė mums rengtis, paimti kūdikį ir paskelbė, kad remiantis Biržų vykdomo komiteto ir partijos nutarimais esame perkeliami gyventi į kitą vietą. Greičiau, greičiau, greičiau. Pasimkite duonos, maisto, drabužius ir drožkite į geležinkelio stotį.